Sveiki visiems, kaip gyvenat, kaip laikotės šitam cirkelį įdomiam. Metai įspūdingai prasideda, ne? Tai kokią šią progą nešneku. Tai yra Benas Lastauskas, e, žinomas influenceris, vat jisai padarė apie mane postą, parašė. Bandė įžeisti, tipo nežinodams vardą ir dar daug visokių prirašė. Jokingai, viskas tvarkoja, bet aš nepykstu. Tai pirmiausia, tai iš viso aš jam noriu padėkoti. Ačiū tau, Benai. Ne, taip tiesiog nuoširdžiai tau ačiū. Suteiki man platformą pasisakyti, pasirodyti. Tavo sekėjai mane pradės žinoti. Aš tikiu, kad tarp tavo sekėjų yra ir protingų žmonių, ne visi tokie, kur, kaip mužikai, žinai, koliojas. Aš tikrai nesileisiu iki tavo lygį. Tikrai nekoliotis, aš čia atėjau. Aš tiesiog, taip, pasisakyti, ne. Dalyks, viens tavo postė. Aš daug čia gal nekomentuosiu, sunkiai išgyvena tėvų skyrybas, 15 metų kaip man buvo, ne? Tai pasakysiu, mano tėvai vedė yra 33 metus, tai yra darni, nuostabi, pavyzdinė pora, atlaikius labai daug visko ir sąmoningi, gyvi žmonės. Daugiau nėra ką pridurti, tai čia šitą tokį faktą noriu išsitaisyti, ne? Kas toliau? Mokykloje patyrė patyčias, snarglius klijavo ant megztinių klasiokai. Žinai, taip aš tau pasakysiu, taip nuoširdžiai, šiaip, jeigu koks psichologas rimtas žiūrėtų, ne, jisai suprastų, kad tavo tie pasakymai, galbūt tai kaip, nežinau, ar tu suprasi, broli, nežinau, ar tu suprasi, broli, aš tave apkabinčiau, aš tave, taip, žinai, aš su tavimi. Seniukai, prisės, pasišnekėsim, kas yra, ne? Tai iš viso tavo tuo tu išsiduodi. Supranti, ką noriu pasakyti? Tu išsiduodi. Tiesiog. Tai kas mane žino, ne, mokykloje? Mokykloje aš Paškevičiuks buvau. Kašioras Paškevičiuks. Ir dėmesio turėjau, populiarus buvau, gerai mokslai sekęs, viskas man buvo. Mokykla tai brolė, tu nejuokik manęs. Man net juoks kyla, aš negaliu. Dabar nusivyliu pasaulį. Taip, aš pasaulį nusivylęs. Tu esi pavyzdys, kodėl aš pasaulį nusivylęs. Kad viskas yra blogio klanas? Ne viskas. Aš nesu blogio klanas. Ir jeigu taip rimtai, ne, tau nuoširdžiai, tai aš tavo pusėje esu. Tavo pusėje. Dabar visas likęs, ką tu čia bandai mane įžeisti, kad aš Wim Hofu papuoju, ne? Wim Hofu, tas, kuris pasaulyje Gineso rekordus įvairiausius Alpėse įlipa į Everestą, čiut nepliks, ne? Čia apie tą. Ir tu bandai mane įžeisti, kad aš jį naudoju jo praktikas. Seni. Čia tas pats, kas bandytum krepšininkai įžeisti, kad jisai bando būti, bando tokias treniruotės daryti, kaip Michaelas Jordanas darė. Tu žmogau, tu realiai, tu susidegini save, aš nesuprantu, kam tu taip savo pasidarai, broli. Tu tik tais pasirodėjai savo vidų, nes aš tai su tavimi esu. Jokių būdų nesu valstybė ir nesu sistema. Čia tas turbūt aišku. Nesu melagiais aš. Bet tu, brolė, girdi. Tikiuosi mane girdi, ir čia nesivaidentas mikrofonas. Jis dar mane bandė įžeisti, kad ašai naudoju tokius ausinukus. Ta prasme, čia yra, žmonės.
žmonės. Nes aš tipo nenaudoju Bluetooth ausinių. Nenaudoju. Nenaudoju. Aš nekišu savo smegenų į mikrobangę. Tau patinka mikrobangiai smegenis laikyti? Nu, tai tu laikyk. Man atsakinėti yra čia juoks, bet aš sakau, aš nenoriu su tavim, aš nenoriu tavęs nei žais, nei kaip, aš tave broli sakau, aš tave apkabinčiau. Bet kam tos tėvus kišti? Tu tik tai sakau savo levelį parodai. Aš nesu tam levelį. Aš nesu tiesiog tam levelį. Ką tau pasakyti, žmogau? Dabar čia ant manęs puol vėl, ne? Vėl ten kažką sako. Nu, jeigu aš netikiu tą valstybę, jeigu aš netikiu tą žiniasklaidą, jeigu aš netikiu viskuo, ką ten skelb, kas ten skelb, tokie, aš netikiu, ką tu man? Ką tu man? Tu ten sakei, muštis nori. Tai jeigu nori, mes galim. Mes galim, kur tu, ką tu nori? Tu žmogau tiesiog, mane net nejuokink. Aš į tave kreipiuos, bet čia gerai, čia visiems reikia pamatyti, visiems nereikia bijoti, nereikia įsižeisti, čia viskas, kam? Čia nieks. Kaip tu gali įžeisti kažką? Ašgi nieks esu, broli. Nieks. Aš esu niekas. Ir kaip tu dabar mane įžeisi? Ką tu čia man pasakysi? Ką tu čia? Išsiaiškino, kad pasaulis blogas, australiai išgalvota. Dročinant samanų. Žmonės. Jūs apie save pasakojat, suprantat? Čia toks parašyms, jeigu tu protingas žmogų pasakytum, čia tokį veidrodį reikėtų pastatyti. Psichologas sąmoningą žmogų pastačius, jisai, aš tau sakau, tu išsiduodi, broluži. Ir ypač, tu man kažką sakai, kai tu pats gyveni iš to, kad tu tyčiasi žmonių, iš to, kaip jie kalba, ką jie ten daro. Pats sportininkas. Žinai, čia toks vyriškas vis tiek yra, aš negaliu kaip būti tas nušvitęs, ne? Nors aš sakau, aš atvira širdim visiškai tau. Sakau, bet seniukai, tu susibadęs, tu kaukiu prisidėjęs, tu net į vandenį lendi, aš mačiau nuotrauką yra tave, kur tu į vandenį tipo lendi su kauke. A tau visi namie, broli. Taip noris, taip žinai, kaip tokį, kaip vaiką papurtyti. Tiesiog man yra juokinga, kad aš esu apskritai vėl tokioje situacijoje. Vėl su Benu. Viens Bens ten jau supezėja. Po to iš karto už 2 savaičių prie gavo, kad Girts važiavo, man atrodo. Tai žinok, atein laiks, tu galvoji, taip bus, ne, taip viskas vyks, tu čia sklaidysis, čia rodysi, koks tu čia kiets, kaip tu čia ką, kaip tu čia, žinai, belia ką, gali sau leisti, jokios atsakomybės, tipo, neturėtų už savo žodžius. Jūs visi influenceriai, jūs iš vis, jūs be atsakomybės esat, iš vis. Ką noriu, tą sakau, kaip noriu, tai ką noriu, tą pizdavoju. Pats pizdavoji tas influencerius ir tu po to eini, ten su jais interviu darai. Kaip tie žmonės į tave žiūri? Broli. Kur tu esi, broli? Broli, kur tu brolau? Kokioj tu dimensijai esi pats? Tu galvoji, kad aš čia kažkoks tai esu, ne? Kad aš tai čia grįžęs, va čia esu. Esu, seniukai. O kur tu? Mes galim pasišnekėti, viskas gerai. Aš vedu konsultacijas žmonėm. Aš pasišneku.
Labai fainai mes galim pasišnekėti, žinok, mes prieinam labai įdomių dalykų, mes einam į tas į vaikystės traumas, į visokius dalykus. Aš pats daug mėšlą pro save praėjau, man nėra jokių, man nėra, tu galvoji, man gėda kažką tu čia pasakai. Nu tu broli, tu matai, kad mes skirtingam esam lygiai iš vis. Tu supranti? Aš tau sakau, aš tau dėkoju. Dėkoju už šitą galimybę. Už šitą galimybę, seni. Bet ką tu čia darai, ką tu čia bandai žaisti? Neįžeisi. Neįžeisi, brolau. Mano toks ramus vidus yra, žinokit. Aš sakau, čia labai geras video dėl to, kad visi pamatys, kad nėra ko bijoti. Nėra ko bijoti tų žodžių, neigiamų, kažkokių tai dar kažkas. Jūs visi, sakau, influenceriai, jie be atsakomybės. Jūs visi prarasit savo pozicijas, tai ką jūs turit, jūs viską prarasit. Nes atein kits amžius, viskas, broli batai. Nauja žemė. Nauja žemė atein. Jau atėjai, jūs jau viskas, jūs purdat, jau viskas, jūsų laiks baigės. Nes jūs apie nieką buvot. Jokios esmės. Jokios esmės. Jūs gyvenat iš to, kad viens ant kitą jojat. Kad viens ant kitą varot, viens kitą pizdavojat, pardavinėjai ten neaišku ką, neaišku kur, neaišku kur, tas humoras apie nieką. Nu apie nieką. Apie nieką, sakau, jums laiks baigės, seniai, baigės, jums laiks. Aš vietoj tavęs susimastyčiau. Benai. Dar kart primenu, mano vardas ne Toms. Ne Toms, seniukai. Aš Dominiks esu. Ir tas Dominiks yra nieks. Komentuosit, sakysit, čia tas tatuiruot, čia Zubitskiam atsisėda, čia tas. Žinot ką? Aš specialiai. Paprovokuoti. Sakysit, tas, čia su ta barzda, su ta ilga barzda, čia tas išprotėjęs. Jūs suprantat, jūs čia darželių žaidimą žaidžiat. Darželiai. Emociniam lygmenį, vėl kreipiuosi į visus, ne, kad jie suprastų. Emociniam lygmenį, tu esi 10 metų berniukas dar. Seniukai, suaugti laikas. Kas iš to, kad ten tau metelių kažkiek, tai aš net nežinau, kiek tau ten tų metų. Nežinau net, ką tu ten toj mokyklai, bet tu nuskrius buvai, tu kas tau yra? Tu neįlendi į tą eketę, tai ant kitų varai, kas yra, seniai? Kas yra? Tu papasakok man. Aš tiesiog žmonėm noriu pasakyti, kad nepasitikėkit valstybėm ir sistemom, kurios tave bada, kuriuom tu nerūpi. Kaip tu pasidarai išvadą, kad tu rūpi valstybei? Kaip tu pasidarai išvadą, kai tokiam technologijų pasaulyje, jau visi žino, kad 1% valdo. Jau visi žino, kad pasaulis yra su pedofilais biški susijęs, aukščiausi rangai su pedofilais susijęs. Jau sąrašai lenda oficialūs, kur 15 metų, 10 metų aš jau žinojau. Sen, ką jūs visi atsakysit? Ką jūs visi, apie ką jūs esat? Apie ką jūs esat? Man tiesiog įdomu. Kur jūs dėsitės? Kur jūs kišit galvą nuo tiesos? Nes dabar tiek tiesos, tiek čia bus, kad eiktų. Kur jūs dėsitės? Jūs priešinsitės, jūs ten ką darysit, jūs ten kur, ten burbuliuosit, ten kas? Apie ką? Čia tu broli, aš tau dar kartą sakau, tu save susideginai. Man duodams galimybę tau atsakyti, tu susideginai save. Atsiprašau, bet taip yra. Ir aš tavęs sakau, aš tavęs neįžeisiu, aš tavęs nesikoliuosiu, aš neturgus esu. Bet aš esu.
Oi, ką dar jums pasakyti, žmonės? Ką dar jums pasakyti? Aš va sėdžiu ant žemės, vat. Ant žemės tiesiog, va. Buda už nugaros, smilkaliuks dega, su savo ausiniam laidiniam. Nors ir tai jos nėra labai super. Ne? Bet aš orientuosi esu į sveikatą, į sąmoningumą, į klausinėjimą klausimų. Ir aš daėjau, aš nesu išprotėjęs, patikėkit, aš labai aštrus esu. Aš matau dalykus, jaučiu dalykus. Ir jaučiu, kad tau skaud yra. Žinai, yra toks pasakymas. Žmonėm, kuriem labiausiai reikia meilės, jie tos meilės prašo šlikščiausiais būdais. Šlikščiausiais būdais. Kur tas tavo benuks yra viduje? Yra ta širdį, benuks, benutis. Benutis tas vaiks, kur valakstė. Kur laimingas buvo, jam nesvarbu, draugaut norėjo, su visais smėlė dėžiai norėjo draugaut. Kas jam atsitiko, kur tu jį paslėpęs esi? Į visus aš kreipiuos, kur jūs čia kupini pykčia esat. Besispjaudantis baisiais žodžiais, baisiais komentarais, ten berašantis. Aš suprantu, kad aš įjungti einu. Nesiskaldau aš su tavim, aš nesu skirtingose barikadų pusėse nuo tavęs. Supranti? Aš seni tavo pusį esu. Tavo pusį, nu tu sakysi, nenoriu, ko aš kitų, aš nežinau, ką tu galvosi, ką tu iš vis žiūrėdamas va šitą video, ką tu iš vis galėtum pasakyti. Mane nedain. Tu seniukai turėtum zipt ir klausyti. Ir klausyti, kas tau sakoma yra, nes čia tu seni. Čia atėjai į protų mūšį be ginklą. Protų mūšį be ginklą. Pakartoju, kad dašustų. Aš tikiu, kad tu protings esi berns, seni. Kad tu protings vyrs esi. Bet tu kažkur tai nuklydai, broli. Nesutaistų. Nesutais jūs ten nuėjot. Su valstybėm, kur nieks nerūpčia tai valstybei. Nei pensininkai, nei vaikai, nei nieks absoliučiai. Taigi prieš kelias dienas sudegina vaiką gyvą. Tada buvo policininkai, tragedija, ne? O dabar jau policininkai yra didvyriai. Ar jūs suprantat, kur jūs randatės iš vis? Aš tai tikras esu, man tai. Bet ar jūs gyvi esat, žmonės? Kreipiuosi į jumis. Benuti. Apkabinu aš tave, benuti. Bandėjai tu čia įžeisti, bandėjai tu čia pasakyti ant mano tėvų. Nu kaip žemai yra kažką sakyti ant kažkieno tėvų. Kad ir kaip, kad ir kas, nesvarbu kas. Čia yra, čia žemiausias yra, jau žemiausias. Koks tik levelis be gali būti žemiausias. Aš tavo, pavyzdžiui, tėvukam linkiu sveikato, seni. Nežinau kas jie, nežinau kaip jie, nežinau ir senelėmi visai tavo sveikatos, šviesos ir meilės, seni. Man nėra, aš draugaut noriu, aš jungtis noriu, aš noriu, kad mes mąstytume, kad mes į naują ateitį eitume, kad čia biški pradėtume atsipaipaliuoti. Kur mes čia buvom? Aš tavo tėvam visko, ko geriausio. Viską. Kad jiem viskas sektus. Kad į tau viskas sektus, seni. $20 minučių, manau, gal užteks. Labai įdomus tavo bus atsakymas į šitą atsakymą. Tiesiog žmonės nesiskaldykim. Suprantat, ką noriu pasakyti? Nesiskaldykim. Mums reikia jungtis. Žmonės prieš mašiną ir sistemą, va čia tai suprantu, ne žmonės prieš žmonės. Ne žmonės prieš žmonės. Nu gana jau, ar ten tu skiepits, ar ten tu neskiepits, ar ten tu koks ten tu, nesvarbu.
Nesvarbu. Viskas, jau jungiamės. Bet mes dar nesuprantam. Mums reikia vaikų pagrobimų kažkokių tai, ne? Kad mes pradėtume kažką mąstyti, kažką judėti. Aš kartuoju, aš jau esu prieš 3 metus rašiau postą ar 4. Vaikai bus pasaulyje jungtis. Šiais metais bus labai daug temos apie vaikus. Labai daug temos. Taip, kad neįsitraukit emociškai. Neįsitraukit. Neleiskit, kad va tokie žmonės jumis kažkaip tai paveiktų ar ten dar kažkas. Man, žinot, vat, pasakysiu asmeniškai, man gaila iš karto savo šeimos buvo. Aš žinau, kaip mano sesė pergyvens, aš žinau, kaip mano mama pergyvens. Kad ten va, kažkoks tai žmogus prirašė ant manęs kažkokių tai nesąmonių. Bandė įžeisti kažkokiais juokingais dalykais, nu, kad aš Vimhovą kvepuoju. Nu, tu žmogau. Kad aš nesidodu bliutufinių ausinių, nu, čia tai įžeidai, seni. Žiauriai. Žiauriai, tiesiog nežinau, ką daryti dabar. Tu jeigu žinai, kiek aš praėjau, seni. Tiesiog nenoriu čia ego betlą. Aš noriu su širdim. Supranti? Su širdim. Ir aš tau atvirą širdį palikęs esu, aš nei lašelę tau neturiu pykčia. Nei lašelę. Sėkmės tau visokiojopos, Benai. Kokia ta tavo pavardė? Lastauskas? Kokia? Aš nežinau, nepyk. Lastauskas, nu. Tai va. Tiesiog būkim budrus, būkim sąmoningi, neleiskim, kad mūsų apgaudinėtų ir mumis manipuliuotų. Ir jungkimės. Taip, kad su meilė, mano chebra, su meilė.